Prieš paskutinės prieššventinės savaitės leidinių apžvalga. Aišku, gaila, kad Norfa leidinį išleidžia tik savaitės pabaigoje, todėl jų leidinys tas pats, kaip buvo praeitą kartą. Taigi, kas įdomesnio jų viduje? Na taip, be abejo, Hellmann's. Prisimenat, praeitą savaitę Maxima ir Lidl siūlė geriausią kainą, tai buvo 269 už 625 ml indelį. Tai buvo 4,30 € už litrą. Dabar iki kaupėsi, susikaupė ir išmetė 855 ml už 2,99 €. Čia yra 3,50 € už litrą. Maxima tai iš karto sureagavo, jie tą mažą indelį sumažino kainą, kad dabar jis vietoj 2,69 € kainuoja 2,19 €, tai yra irgi 3,5 € už litrą, kaip sakant. Kaip nekartą minėjo, Maxima ir Lidl yra konkuruojantys tinklai skirtingai nei kitų ir kaip įrodymas štai Rimi 3,99 €, tai 33% brangiau negu iki, irgi pateikė pirkėjų Hellmann's į pirmą puslapį ir panašiai. Taip, toliau iš prekių, iš kiaulienos gabaliukų, tai Maxima nugarinė, sprandinė tiksliau, 3,49 €. Aišku, Rimi yra mentė už 2,99 €, bet tai mentė. Iki duoda 20% visai šviežiai kiaulienai, bet aišku, tai nebus tokia kaina gera panašiem gabalėliam. Ir Lidl šonkauliai irgi 3,49 €, bet kur šonkauliai, kur mėsa. Čia jau nebent tiem, kuriem tikrai reikalingi šonkauliai. Na, galbūt šeštadienį Lidlas išmes irgi kažkokį mėsos gabalėlį į prekybą su įdomesnė kaina, bet kol kas yra, kas yra. Na, iš kalėdinių tokių prekių pradeda lyst antys. Tai super kaina tiek Maximoje, tiek Lidle yra ta pati. 3,99 € už kilogramą anties. Rimi irgi pasirodo su antim, tik tai kaina už kilogramą 6,67 € ir bendra kaina už antį 13,99 €. Na, tokia, sakykim taip, įspūdinga kaina, plus Rimiantis yra šaldyta, tai po atitirpinimo vargu ar ten gausis 2,100 € bendras svoris. Na ir Maxima dar ištraukė, galima sakyti, pirmoji liežuvis, aišku, ne galvijų, bet kiaulių už 2,99 € kilogramą. Tikrai nebloga kaina. Jeigu žvalgytis į daržovės, tai ruoštis gaminti mišrainės, tai bulvės kol kas geriausia kaina Maximoje 27 centai, Lidle 59 centai už plautas, morkas dabar kol kas siūlo Maxima pigiausias 29 centai, vėliau savaitgalį bus Lidle 25 centai ir iki su morkom visai nepataiko 49 centai, tai yra brangiau vos ne dvigubai nei pas kitus. Citrusinė irgi labai aktuali tema, bet galima sakyti taip, visų žemiausia riba yra 99 centai, kai praeitais metais, kad kažkas jau mestų į 79, to nėra, nors Lenkijoje mes jau matėm, kad yra į mūsų pinigus pavertų 69 centai. Iki tik tai pasiūlymas €79, bet bus citrusiniam 50, tai čia mes turim tą situaciją, kad iš pradžių kaina išsipučia, o po to darom 50% nuolaidą, tai turbūt iki irgi turės mandarinus po 99 centus. Beje, kalbant apie nuolaidų debesėlius, tai yra nuolaida prekių grupiai, tai šią savaitę jų yra gausu. Maxima ištraukia aliejų į Vilniaus 50%, malsenos miltų mišiniams 40%,
Bonduel produkcijai 50%, kas gerai, kad kalėdinėm dekoracijas jau numetinėja, kalėdinėm eglutėm, dovanų pakavimo priemonėm, karnavalo prekiam. Tai tie, kurie išlaukė ir nepirko, tai turi dabar gerą variantą pasipildyti dekoracijų atsargas arba iš vis nusipirkti naują eglutę 60% nuolaidą. Taip pat nuolaida darbo kalendoriam 50% ir paprastiem kalendoriam 50%. Na, iki daugelių prekių duoda 40%. Rimi, nes standartiškai tik tai trečiadienį duoda nuolaidas. Tai reikia visiems šiandien šokti ir bėgti, spėsim, nespėsim, taip pat jie irgi mažina dekoracijom ir žvakėm. Tai tęsiant nuolaidų debesėlius, tai savaitgalį ta linksmybė tęsiasi. Maxima duoda visiems prieskoniam 50% nuolaidą, tai jeigu praeitą savaitę nespėjo Santa Marijos su 50% nuolaidą nusipirkti, tai dabar galit ir Santa Mariją ir visus kitus nusipirkti. Maximoje taip pat nuo ketvirtadienio 40% šaldytiem, 30% saldainiam šokoladui, 25% džiovintiems vaisiams riešutams, 30% kučiukam, 25% padažam, buitiniai chemijai 40 ir 40% apatinis trikotažas, miego drabužiai ir panašiai. Iki vadinama maisto fiesta 40% sultim, konservam, kavos pupelė, arbatai, šaldytiem produktams, prieskoniams ir šviežiai lašišai. Rimi taip pat turi tuos vadinamus savaitgalio pasiūlymus 30% šaldytiem, bet jau velėt savo pirkėją kiek tik gali, nes 30% šaldytiem, bet jeigu internetu pirki šaldytiem 40%, jau iš tikrųjų lipa nuolaida ant nuolaidos, 40% kalėdiniam saldumynam, manyčiau daug jų liko, nes kaina kalėdiniam visiems saldumynam advento kalendoriam buvo, labai didelė Rimi, kiek žiūrėjom. Ir super savaitgalio kuponas, tiksliau pasakius, kad irgi tai yra grupinė nuolaida 40% kučiukam. Na, tie, kurie nori elitinių kučiukų, kurie yra Rimi po 12,99, galės pasinaudoti progą ir nusipirkti ten už 7 eurus. Tai nuostabus pasiūlymas. Bet turit suprasti, kad 40% nuolaida nelygi 40% nuolaidai. Mes čia pasidėliojom truputėlį, kaip atrodo 40% nuolaida miltams. Tai štai 40% nuolaida malsenai, tarkim, 2 kg 550 D, tai Maximoje su 40% nuolaida šitas pakelis kainuos 1,35 €, iki šitas pakelis kainuos su 40% nuolaida 1,43 €, Norfoje su 36% nuolaida jis kainuoja 1,39 €. Tai štai, tarkim, iki pasidarydama savo 40% neatsižvelgia ir tai, kad jau Norfoje antrą savaitę 1,39 € kainuoja Norfoje. Taip, kitą prekę, jeigu pasižiūrėt, kurie papuola iki parduotuvėje po 40% nuolaida, tai Kauno grūdų bajoriški 1,7 kg, tai jie kainuos po nuolaidos 1,31 €, to pačiu kaip Lidle, jie yra 1,19 €. Tai štai nesidžiaukit, kai kurie tinklai pasako, turi 40% nuolaidą, jūs turite žiūrėti, kokia realiai gaunasi kaina, nes pigesnis tinklas ne tas, kuris duoda didesnės ir taiko didesnės nuolaidas, o tas, pas kurį skaičiai ant kainų etikečių yra mažesni. Tai toks jums palinkėjimas, kad prieš perkant, prieš bėgant į tuos 40-50% nuolaidas, pasižiūrėkit, kokia faktinė kaina iš to gaunasi, kad tikrai nepasišautumėt.